Tai sveiki visi, esu Vilija ir apžvelgsiu mobilų internetą ir nuo jo priklausančią sritį reklamą mobiliajame internete. Labai trumpai apie mane, esu iš Admobi, mes esam pirmasis lietuviškas mobilios reklamos tinklas, veikiam 3,5 metų ir bendradarbiavom su visais 3 mobiliaisiais operatoriais lietuviškais, Teledom, Nitel, Bitė, tai talpinam reklamas į jų populiariuosius tinklalapius ir tuo pačiu į kitus populiarius lietuviškus mobilius tinklalapius. Turbūt visi žinom, kad lietuviai yra labai mobili tauta ir pagal mobilę penetraciją mes esam penketuke tarp Europos šalių. O kaipgi yra su mobilaus interneto naudojimu? Pagal ryšių reguliavimo tarnybos duomenis, jie sako, kad pas mus Lietuvoje prie interneto bent kartą per ketvirtį prisijungia apie 1,5 milijono vartotojų. Skaičiai yra tikrai labai dideli ir tai yra dėl to, kad į čia įeina ir tie, kurie tikrinasi paštą, tie, kurie siunčia MMS ir panašiai. Tų nuolatinių vartotojų, kaip mes matom iš operatorių duomenų ir savo lankomumo reklamos, būtų kažkur 2-3 kartus mažiau. O kaipgi yra su lankomumas auga, bet pažiūrėkim, kaip auga duomenų atsisiuntimas. Pastarųjų 3 metų duomenys matom, kad prieš 3 metus duomenų buvo atsisiunčiama netgi 3 kartus mažiau. Reiškia, vartotojai daug dažniau lankosi internete ir daugiau duomenų išnaudoja. Kodėl taip yra? Visų pirma, aišku, kadangi pagaliau operatoriai sumažina mobilaus interneto kainas, proto ribose pagaliau jau šiais metais, ir auga išmaniųjų telefonų pardavimai. Jeigu 2008 išmaniųjų telefonų dalis pardavimuose buvo kažkur 7%, kitais metais jau pasiekė 10-12%, tai prieš mėnesį buvo renginys Mobile Monday, kur Omnitelis pristatė savo skaičius, tai jie minėjo, kad šiais metais išmaniųjų telefonų pardavimai iš jų būtent pardavimų sudarė netgi 50%. Tai tendencija labai įdomi, kad rinka prisipildys mobiliaisiais, būtent išmaniaisiais telefonais. Na ir žinoma, to nebūtų, jeigu nebūtų turinio, ką naršyti mobiliam internete. Lietuvoje kol kas mes neturim labai daug kokybiškų mobilių puslapių, bet po truputį ta situacija keičiasi. Ką mes savo srityje matome šiais metais, būtent kokios tendencijos buvo, pagrindė šioje srityje reklamuodavosi tie užsakovai, kurie platina mobilų turinį. Dabar po truputį pasibando, taip vadinami brandai, iš agentūrų visai kiti prekės ženklai. Bet visi susiduria su tais pačiais iššūkiais, tom pačiom problemom, kad reikia specialaus mobilaus banerio, reikia specialaus landing page, taip vadinamo. Na ir žinoma, vienintelė dar labai didelė problema, kad nėra vieningos metrikos. Kaip internete, tarkim, Gemisas, TNS matuoja, taip mobiliam internete, čia Lietuvoje mes kol kas neturim nieko. Na ir nori iš agentūrų, dabar susidarėm, visi nori pasiekti tą išmaniojo telefono vartotoją, būtent turintį didesnę perkamąją galią. Jeigu pažiūrėtumėm į užsienio tendencijas, tai irgi išmaniųjų telefonų pardavimai palyginus su praeitais metais padvigubėjo ir kas įdomiausia, pasikeitė lyderiai. Jeigu pernai Android operacinė sistema sudarė vos 3% tarp išmaniųjų telefonų, tai šiais metais jie jau užima 1/4 rinkos. Ir išstumė iš topo netgi Apple. Pats Apple pradėjęs tą mobiliųjų aplikacijų boomą, per porą metų išaugo 10 kartų ir dabar turi 300 000 aplikacijų, kurias galima atsisiųsti. Po metų startavęs Google Android mažai atsilieka ir labai sparčiai vejasi. Galų gale tos aplikacijos ir išmaniai telefonai, kas be ko keičia vartotojų naršymo įpročius.
Jeigu anksčiau prieš metus ar porą pagrindinė veikla mobiliam internete buvo naujienų skaitimas ir panašiai, tai dabar net 70% būtent veiklos sudaro socialinių portalų lankymas, būtent naršymas, šiuo atveju Facebookas yra lyderis. Jeigu pažiūrėtumėm, kas yra įdomu, Facebookas turi 500 milijonų vartotojų ir net ketvirtadalis iš jų lanko Facebooką mobiliam telefone. Dar didelis augimas yra pastebimas užsienio šalyse, būtent mobiliosios komercijos rinkoje. Čia yra du gigantai, eBay ir Amazonas, kurie per 2009 metus padarė pardavimų net už 600 milijonų per būtent mobiliuosius įrenginius, o šiais metais tas skaičius netgi padvigubėjo ir prognozuojama, dar metai nesibaigia, aišku, bet kažkur, kad sudarys netgi 2 milijardus, būtent per mobiliuosius įrenginius. Ir kas įdomiausia, tai per mobiliuosius telefonus yra ne tai, nupirkamas pačios pigiausias prekes. Tarkim, yra nupirkta valtis už 20 000 JAV dolerių ar mašina už 80 000. Tuo pačiu, žinoma, didėja išlaidos mobiliai reklamai. Čia didžioji dalis sudaro žinutės, bet labai didelė perspektyva yra žadama būtent mobiliai reklamai paieškoje. Čia, aišku, Google dalis susidarys gana nemaža, tiksliau galbūt ir visa. Ir būtent reklama mobiliuosiuose tinklalapiuose. Kadangi, aišku, atsiranda išmanieji telefonai ir įrenginiai, ne tik mobilieji telefonai, bet būtent planšetės, kaip pavadinti, iPadai ir panašiai, kuriuose galima naršyti internetą, kas be ko tobulėja ir vystosi pačios reklamos formos mobiliam internete. Galit pavyzdžių labai trumpai, tarkim, jeigu anksčiau labai būdavo paprastai mobiliam internete paprastas baneriukas, tai dabar jį paspaudus išsideda sluoksnis viršuje su bet kokia informacija, galima arba atsiranda užsklanda per visą ekraną, kur gali žiūrėti ir video, ir naršyti visą puslapį. Ir neseniai vykusiame mobiliosios reklamos forume buvo pristatyta, kad būtent šitos vadinamos rich media reklamos yra dar 2,5 karto efektyvesnės nei reklama mobiliam internete, kuri ir šiaip jau savo tais paspaudimo reitais viršė lenkia reklamą internete keliais kartais. Taigi, kalbant apie mobilų internetą, žinom, prognozės, kaip jau ir minėjau pradžioje, didėja išmaniųjų telefonų pardavimai ir panašiai. Ir kaip minėjo Ramunė, kad bus populiarios location-based paslaugos pagal būtent Gartner duomenys, tai ir įvyks dėl to, kad net 75% būtent parduodamų įrenginių turės GPS galimybę, ne galimybę, o funkciją, taip teisingai. Taip, tai augimas mobiliai reklamai, kaip ir žadėjau, yra didelis, tiksliau kaip žada prognozuojantys ekspertai. Ir dabar trumpai, kas mūsų galbūt laukia Lietuvoje 2011. Kaip ir minėjau, išmaniųjų telefonų pardavimai, čia priklauso nuo operatorių, kadangi jie gali paleisti po 1 litą, tai aš tikrai tikiu tais jų žodžiais, kad šita rinka persisatins galbūt išmaniaisiais telefonais. Daugiau lietuviškų mobilių aplikacijų ir tinklalapių. Jeigu mes prieš 2 metus, būtent aplikacija skirtas iPhone'ui ir Android'ui netgi ir nebuvo, galėjom suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų, tai buvo 15 minučių, Lietuvos rytas, ar 100 sekundžių Omnitelio projektas, tai prieš praeitą savaitgalį kaip tik vyko Omnitel programėlių dirbtuvės ir ten, atsigersiu,
Ir ten, jeigu nebūdavo anksčiau netgi kūrėjų, porą įmonių, kurios kurdavo tas aplikacijas, tai per vieną savaitgalį buvo sukurta 23 aplikacijos, buvo sudarytos netgi 20 komandų. Tai rodo, kad daugėja žmonių galinčių kurti mobilėsis aplikacijas ir čia Lietuvoje, ir tas skaičius turėtų žymiai augti. Štai čia yra print screenas, tai pasakykim, iš Genius duomenų. Būtent paprastų interneto puslapių naršymas mobiliaisiais įrenginiais. Vėlgi tendencija didelis augimas, kaip matom, ir nuo šių metų jisai prasideda, kai buvo pradėti pardavinėti išmanieji telefonai. Iš dalies yra taip, kad dalis puslapių neturi mobilaus puslapio savo versijos, todėl žmonės iš karto, aišku, eina į normalų puslapį, taip vadinamą web, savo telefone. Na, bet čia yra, pavyzdžiui, skrynas iš mobilaus puslapio 15 minučių, kas rodo, kad žmonėm daug patogiau yra atidaryti savo būtent telefone mobilų puslapį, nes tas augimas yra didelis. Čia nuo metų pradžios. Na ir žinoma, kadangi atsiras daugiau lietuviškų mobilių aplikacijų, bus daugiau, galima bus talpinti jau reklamą ir juose, jos daugės ir žinoma, kad padaugės reklamos transliavimo galimybių, video reklama ir panašiai. Galbūt ne iškart, ne pirmame pusmetyje, galbūt tik metų pabaigoje, pažiūrėsim, galbūt to tikrai sulauksim. Viskas.